1944 metai, rugpjūčio 8, 32-osios Šaulių divizijos štabo operatyvinė suvestinė. Gautas įsakymas pasiruošti žygiui. Važiuojame Vištyčio ežero pakrantę per Piliakalnius Piečio Virbalių. Atako šiaurės kryptimi pradžia 8:25. Pagaliau išgirstame ir pamatome virš rusų pozicijų ūžiančius mūsų atakos lėktuvus. Tačiau bombų jie nemėto, net nešaudo. Tai atrodo kaip atakos imitacija. Esam nustebinti, iš pradžių gal net ir sutrikę. Bet pagaliau rusai atsibėgėja ir mes patenkam į smarkę ugnį. Patyrus nuostolių, ši ataka tikriausiai bus nesėkminga. Ataką nutraukt, pasirengti gintis, pasigirsta naujas įsakymas. 2 batalionas, vyresnysis leitenantas Šmelteris. Vyksta kairien nuo kelio Virbalis, griaudininkai, Skardupiai. Tiesiai rytus nuo Anšrupių atakos kryptimi šiaurės rytai. Labas, draugai. Šiandien atvariau, kaip matėt, pradžioje tokią turiu legendą, istoriją, tai bandysim kažką pasikrapštyti pagal ją. Truputį vėjas, tai nežinau, girdėsis, nesigirdės, bet tikriausiai girdėsis. Tai bandom eit, oras tai iš tikrųjų jau pradeda rudenėti, jau nelepina, tai... Bet kita vertus nekaršta. Bandom kažką pagraibyti, bandom kažką surasti. Kaip ir kiekvieną kartą, arba pasiseks, arba ne, bet svarbu pabūt gamtoj. Varom. Na, pirmas radinys nežavintis, bet vis tiek radinys. Cepūra. Cepūriukį. Nežinau, ar tą vietą radau, ar ne tą vietą radau, bet visados eidamas, kai pamatau jau kontūrus kažkokius, nežinau, kiek čia matosi tie kontūrai, bet jau eidamas pamatau kažkokius brusferus, aiškiai supilta žemė, dirbtiniu būdu, viskas man šakės. Ir bam! Suradau, tai dabar jau normaliai pradėsim, normaliai jau čekint viską iš eilės. Nežinau tikrai, ar ta vieta, blogiausiai, kad internetas čia taip prastai veikia. O jeigu reiks pabūti kiek ilgiau, tai išeiti šitų brūzgynų bus reikalų. Nu, nieko, vandens turiu, valgį turiu, iš bėdos galima ir nakvoti. Nu ir ką jūs galvojat? Pirmas signalas. Pysti yra kažkas. Taip. Pasirodo vokiečiai. Sūriukas vokiškas, ypatingai geras ženklas. Gyvybės reiškiasi čia būta, tai galima tikrinti ir toliau. Faktas ir kad kasimų aplinkui nesimato, bet dar geresnis faktas, kad atvažiavau, pasilikau mašiną, galvoju paeisiu toliau, pasiruošiu viską, detektorių. Žiūriu, iš tankmės išlenda bachuriukas su detektorium. Nu, man taip dažnai nepasitaiko, bet žiauriai faina, pabendravom, pakalbėjom, išsiskirstėm,
žodžiu, tai buvo toks potyris keistas, bet tuo pačiu ir įdomus. Mačiau, kad automobilis stovi, bet maniau, kad grybautojai gal kokį. Visur aplinkui signalai, tai kaip ir gyva vieta. Na va, gerokai paplošėti reikėjo šitam sukritusiam molyje, tai yra reikalų. Konservikė vokiška, bet ne aliuminė, kur aš įprastai randu aliuminės. Bet matau, įspaudas yra. Tai iš jo ir galima suprasti, kad konservikė. Kol kas tik tais geri ženklai. Oi, turim smagų signaliuką. Tokioj mano mėgstamoj vietoj. Pelkutį. Į tokias kas nors gali ką nors būti metęs. Drėgna, nesmagu kas, bet radiniai gali atpirkti viską. Reikia patikrinti. Arba tiksliai nežinau, reiktų valyti, bet čia nematau tikslo valyti. Gilzės dugnas gali būti. Arba gali būti viena iš dalių PPŠ būgnelių. Kuriuo atveju nelabai reikalingas daiktas ir šiaip šlamštas. Tiesiog palikim, nieko nekenks. Pasirodo tikrai nieko įspūdingo. Skeveldra. Sviedinio skeveldrėlą. Žiūrėkit. Kažkoks sulamošintas daiktas, sulankstytas, bet akivaizdu, kad kažkokia techninė dalis, kaip sakyti. Nežinau, net nesuvokiu kas, bet gal visai ir neblogai. Nu va, apkaso dugne turim signaliuką. Kažkada buvęs šlapės apkasas, dabar išdžiūvęs. Gal kas nors gero? Vis dėlto kažkoks, koks čia kažkoks, ups, va tokia va kokybė metalų, tai faktas, kad iš to metalo nieko naudos. Buvo sviedinio gilzė, bet metalas labiau į vaflį panašus. Įsivaizduokit, kaip rūgšti žemė viską pribaigė iki galo. Va taip. Bet koks radinys simbolizuoja, kad čia buvo ir stovėjo kareiviai. O tai yra geras ženklas. Bet kuriuo atveju smagu surasti kažką. Ai, tarp kitko, šitoj vietoj, šita miške, jisai yra tikrai mažas, bet toks keistas. Vienoje vietoje sukiesi ir atsiduri kitoj vietoje ir nesupranti. Lyg tuose apkasuosi tu esi buvęs, lyg ne.
kažkaip labai klaidi vieta ir klaidus miškas. Tai toks truputį ir nejauku ir vienas vis tiek jau po pietė greičiau temsta. Tai nu toksai ant įtampos, nežinau, gal čia man vienam tai įtampa tokia. Nu tikriausiai nusipelniau jau pavalgyti, nes iš tikrųjų biskį ir skrandį jos skauda. Tai bandysiu pavalgyti ir susiorientuoti, kur aš čia randuosi apskritai, nes internetas tai aleliuja. Va tokiam va. Nieko neužkrauna. Aš čia bandau per reliefą pasižiūrėti, žinoma. Gal užkraus, kol valgysiu, nes tikrai susiorientuoti yra sunku ir nežinau, kaip čia seksis sugrįžti atgal. Šiandien neimu nieko gaminti, nes pagal reliefą įtariau, kad čia bus tikrai šlapia. Ir kitas dalykas, viską nešioti su savim. Kai eini į tokią žvalgybą, tai kai po žvalgybos nusistatai tam tikrą vietą, kur jau tu nuolatos suksies ir ieškosi, tada kažką pagaminti galima, bet iki tol nešiotis puodus tai savižudybė. Nors gaminti aš mėgstu gamtoj. Nu reikės, aš galvoju, gal kokį video reikia pasukti, kad ir su gamyba, gamtoj dabar ypač labai daug grybų, kai kokį baravykų risoto, pavyzdžiui, pasigaminti. Tuo pačiu ir jums parodyčiau. Oras tas super nemalonas, bet ką padarysi, nu dar nėra taip blogai, kaip galėtų būti. Gerai, bandom pasidrožt dar truputį. Nežinau. Jeigu niekur nerasiu, tai tikiuosi jūsų baisiai nenuvilsiu. Nes, visi suprantam, kartais ne visada tie radiniai būna tokį, kokiu mes norėtume, bet neieškodami nesurasim. Tai turim ieškoti, dirbti nuolatos, kad kažką surast ir tikiuosi jūsų nepilt. Pagal skaičius nelabai, bet šiaip daiktas gana stipriai skamba. Dar vienas gilzės dugnas supuvęs iki negaliu. Artilerijos sviedinio konteineris turėjo tokius dangčius ant viršaus. Pukšt. Tai šitas dangtis ir yra. Nu tai čia akivaizdu. Aš labai abejoju, kad pasitvirtins mano norėjimas surasti parašytininkus, bet faktas, kad jie aplinkui šitą vietovę ir yra, nes dokumentai dažniausiai nemeluoja, bet kuriuo atveju radiniai byloja apie vokiečių buvimą, tas yra gerai ir toliau reikia bandyti surasti savo siekiamybę. Va, koks daikčiukas apkaso dugne, kažkokios durelės, sakyt galima, kad tai pečiaus durelės, bet kažkodėl nelabai man tikisi. Ir raidė matosi, nežinau, ar matosi įspausta ar išlieta. Toks tikrai masyvus daiktas. Kažkoks didelis varžtas.
Tiksliau net ne varžtas, o kaištis. Pasitaisau iš karto. Man bekasant medis lūžau padariau. Girdžiu tik tais bim nafik. Stūktelė nafik, viso nafik. Ot kokią kainą gali sumokėti per vėją miške būdamas. Ačiū Dievui, viskas kol kas. Tada nieko net nesakysiu. Bet iš tikrųjų tai taip klaidu, kad jau net nejauku. Šiandien dieną, jeigu būt galima apibūdinti, tai liūdna, šlapia ir purvina diena. Iš tiesų tai labai baisu, labai baisu. Galima tik pasižiūrėti, koks oras ir koks smagumas čia būt. Tiesiog nepakartojama. Batai kiaurai šlapi. O, dievulio. Tuoj būsiu dabar jau ir aš kiaurai šlapęs. Kažkokia baisi diena. Baisi, baisi, baisi. Ne visada tokių būna, bet dabar tai ypatingai. Nu ką padarysi, būna visko ir kartais reikia tokių dienų. Kartais reikia išbandyti savo vyriškumą. Vat įdomu, kai baigsis dabar visas šitas mano sušlapumas, šlapios kojos ir visa kita, kai aš dar normaliai nepasveikęs. Tai ką, chibrytė, myliu jūs be galo ir tikrai pažadu, duodu pažadą dabar pasirodyti daug greičiau, nes noriu pats pagaliau prisidėti prie daugiau kūrybos, tai neišsibėgiokit, dar geriau pakvieskit ir draugus. Ir pasimatom kuo greičiausiai. Myliu, bučkis, ate.